noriu kažko labiau, kažko programo. Jo, ką, princesą. Princesą, bet, o tai ką grojam? Nu, parodė. Šitą senai grojam. Šeikykit, kiek galima labiau. Nemokat šokt šunsnukį. Gal reikia parodyti, kaip reikia šokti. Klausyk. Tvarka. Žinok, turim būti vieningi. O tada taip pagyvensim. Kitaip negali. Pirkarto manęs nebevadins. Broliu vadins. Ir jų daugiau čia nereikia. Tų baltapūkių, nes čia mūsų katilas. Mūsų katilas! Užsirakinsim duris ir daugiau nieko neįleisiu. Nes čia mūsų katilas. Mūsų katilas! Na, Lukai. Broli. Atneš kažko. Santarį visas tavim, ta? Na, Mano tušė. Tušė. Kaip pas tavo tėvelius galvoj, kai tave paliko tušė. O dėdė? ne dėdė, o dėdienė. Jos vardas idėja. Fiks! Dėdė mieg! Oi, gaila. O tu jau. Ką aš? Ar turi? Kitam švarke palikė. Kitam švarke. Į tavo motinėlę tėvelį paliko. Eime. Užmušim šonį. Iš kur tu jo gausi, žioplį? Na gerai.
Gyvenimo druska. Žinai, Beata, mes su Andriu susipažinom taip pat per mūsų. Žinau, Andrius pasakojo. Yra Kaune. Tokie medžiotojų užyga. Ilgi stalai, šautuvas ant sienos. Kam šautuvas? Labai. Nuvažiavom. Taip, tai atsimenu, sėdžiu savo, rūkšnoju. Andrius, man atrodo, kažką gitarą padarė. Tai sėdžiu savo, rūkšnoju ir prieina prie manęs vyrukas. Ir taip sako, išgersim? Nesakau, išgersim. Išgėrim vieną kitą. Ir tada sako, važiuojam namo. Na, išėjom, įsėdom į busą. Ir tu nepatikėsi, mes įsėdom į būtent tą autobusą, kurio mums reikėjo. Išvažiavom, grįžom ir pasirodo, mes abudu mylim roką. Pasirodo, abudu grojam, studijavom, metėm ar kaip ten kitaip. Na, o dabar jaučiam paniką mokyklai. Andrius pasakojo, tai viską kitaip. Tai supranti, Andriui, trūksta filosofinės minties. O aš norėčiau viską suprasti, bet jie nesuprantu. Bet nereikia visko suprasti. Tik tikėjimas mažėja. Koks tikėjimas? Paklaus Luko, vienintelis dar tiki. Dievu? Velniu. Supranti, Lukas turi tokį nepilnavertiškumo kompleksą. Aš? Kodėl netiki tu, Vinkonta, tu? Na taip, galiu prisipažinti. Turiu nepilnavertiškumo kompleksą. Dar yra jo neapsakomai ypatingas dėdis. Tai tik miražas. Tik baisydama. Lukai, kaip ten yra? Tas miražas galėtų nupirkti filosofą ir prokurorą. Kas filosofas yra, žinau. Kas prokuroras? Nelabai. I love you since you knew I wouldn't talk to you. I have to tell you just how I feel. I would just with another girl. Now my mind is made up. So put away your anger. Don't you want to Lūputėlė. Renčio. Lukai. Apgroja. 1, 2, 3. Vagia. Štai kas vyrai. Kas yra? Bufetininkę užmušė. Beata, girdėjai, bufetininkę užmušė. Man meluoja. Man meluoja. Tos išeities nebuvo. Aš nenorėjau. Purkščia mums į smegenį. Kodėl ją užmušė? Pažįstama. Būtų išdavusi. Na tai vyrai pakels mūsų prestižą. Kalėjimas! Sušaudys mane! Jei suseks. Bet aš nebijau! Girdit? Nebijau! Velna! Kokia prasmė? Kas mano gyvenime gali vykti? Niek! Išskyrus oro atmainas. Velnio, akivaizdu, tu buvai pradėtų žmogau. Velnio! Pats velnias mane vedžio už rankas. Velnias. Aš neatsakingas. Tu negalėjai jos Tai nužudyti. turėjo būti. Tu negalėjai jos nužudyti. Negalėjai. Aš ir Matai, atleidžiu. mano rankos kruvinos. Nekruvinos. Nekruvinos. Lukai. Lukai. Nekruvinos. Kruvinos! Nekruvinos! Andrius, Beata tikrai kažką pašvestino. Dar į policiją buvėjo. Tai bus nuotykis, kol
tu žinai, ką reiškia sužadėtiniai? Taip, žinau. Sės! Kas bus su tokia? Jūs klausite, ką darau? Žinoma. Aš matau, Kur su Andriu susipažinai? mes grojame džiazę. Tai tu iš tų. O norėjai, Beatričė? Sakykite, ar Andrius buvo grįžęs prieš porą valandų? Taip, atrodo, buvo. O kas? Ar tikrai buvo? Tai be galo svarbu. Taip, durimis patrankė. Mašiną gatvį girdėjau. Daugiau nieko. Bet iš kur jis galėjo gauti pinigų ant taksi? Jis net autobusui neturėjo. Tamsa taip gerai žinėjo reikalus. Taip. O ar paėmė du brendžio butelius? Reidžio? Brendžio. Tu palauk čia. Aš pažiūrėsiu. Velnis! Du butelius! Du butelius brendžio! Ko Tamsa taip džiūgauji? Andrius pasisakė, kad įsilaužė į kavinę, užmušė bufetininkę ir paėmė du brendžio butelius. Sės! Kelintą dieną ten girtaujate? Pirma. Trečią tikrai paskersite bufetininkės. Šaudyba vis vadina tokias kaip tu. Kekšės. Žinau. Aišku, turi tam. Dar kartais taip vadina. Sakau, aišku, turi tam pagrindą. Neturi. Turi! Neturi! Turi! Neturi! Turi! Kas tavo tėvai? Tėvas paliko mane. Motina paliko. Dabar su močiute gyvenu. Jeigu tu motina nesitrankytų. Jei būtų, nesitrankyčiau. Gal man paimk brūklį ir gerai išvertų kaimą, Kodėl? kad protą įgautų ir kad paliktų Andrių ir jo visą bandą. Aš nesuprantu, kodėl tu tiesiog jo nepalieki. Jis man reikalingas. Ir aš jam reikalinga. Iš pradžių aš šaipydavosi iš mano žodžių. Dabar nebesišaipo. Tik žiūri ir kažką galvoja, o akis visai kitos. Tu mane stebini ir gąsdini. Paskui jis kalba ir aš kalbu. Žodžiai savaime darosi kitokie. Tėvelė. Atsiprašau. Manęs nereikia atsiprašinėti. Juk Andrius gali būti geras. Taip, juk jūs taip galvojate, juk gali. Tik geria, nes nekenčia, ko ir pats nežino. Jis gali prieiti tokią ribą, kurią peržengęs daugiau nieko nebesupras. Kokią ribą? Nežinau, bet juk yra tokia riba. Kai žmogus tą ribą peržengia, jis daugiau nieko nebesupranta. O jūs, ar mylite Andrių? Beatričė, vienintelis sūnus. Daug tikėjausi iš jo. Tiesiog svajojau. Supranti, nevedęs vyras tai ne žmogus. Beatričė, kuris iš mudviejų likimo auka? Tėvas ar sūnus? Beatričė, jei tu galėtum, velnis, tau tik 17. Bet aš jūs labai gerai suprantu. O dabar man jau laikas. Kai Andrius grįš, pasakykite jam, kad dėl jo kenčiate. Jei reikės, aš jį primušiu. O dabar man jau laikas. Aš su Andriu pasišnekėsiu. Andriu, kūrinį! Stok čia ir atsakinėk! Čia. Tu ką, lietuviškai nesupranti? Stok čia ir atsakinėk! Aš galiu atsakinėti ir pro langą žiūrėdamas. Kur gavai pinigų? Aš jau nekalbu apie du brendžio butelius. Kur gavai? Visapusiška informacija. Pasitarnavo kekšė. Nedrįsęs taip vadinsis. Susigėdojo. Aš jau nekalbu apie taksi. Kur gavai pinigų? Laimingas nuotykis. Melas! Draugas važiavo pro Melas! Jo, vakarieniauti aš tiesiog Jo mašiną nuvarė. pasiskolinau. Pasiskolinau. Prieš 2 mėnesius nuvarinau bylą už tai, kad mano sūnus nuvarė mašiną. Klausyk, pasaulis nesubirėjo į 15 minučių. Vėl grąžinau vietą. 15 ko užteks? Gal pridėsi daugiau? Pridėsiu! Antras klausimas. Ta Beatričė tavo sužadėtinė.
vėl namo grįžti kas 3 dieną. Kas tu, valkas, šuva? Nėra pas tave namų židinio? Nėra. Kas iš tavęs atėmė? Nori žinoti, kas atėmė iš manęs namų židinį? Aš reikalauju. Reikalauju. Tu atėmė ir tik tu atėmė mano namų židinį. Aš taip, tėvas, kas daugiau? Mokykla tave skriaudė, valdžia skriaudė, dabar tėvas. Kai dar motina buvo gyva, tai nergais drąsiai mokyti. Nežiūrėk, mirusą! Skelčiu vadinasi, kad atleidžia dėl to, kad gini mirusią moterį. Žinoma. Tai pratęs kalti tankus. Jei būčiau tinkamai apskaldęs, dabar būtų žmogus. Žinoma. Žmonės tik jūs. Daužėte vienas kitą pagal planą. Suprantite, tuši? Mes turim savo pažiūras. Mušame, tik įbykę. Ir savo pažiūrą skelbėte, kai tik sutemsta. Tokie žodžiai, kaip nužudžiau, išprievartavau, gali virsti veiksmais. Man patinka stiprus įspūdžiai. Ir kitiems tai patinka. Niekas nenori būti nuobodulio pūsle. Mes pašalinome kai ką. Mes pašalinome badą. Mes pašalinome marą. Už tai, kad jūs pakiltumėte. O jūs susmukote. Baimė, mirė, aktyviais. Kalba prokuroras. Mano sūnus praėjusią naktį nuvarė mašiną. Suimkite nenaudą. Niekas! Štai kaip reikia. Mane buvo sutrukdę. Suimkite nenaudėlį ir griežtai nubauskite. Nueinu prie lango. Noriu pažiūrėti, kaip jis atrodo vienas. Jis buvo nuogas. Nors ne visai. Mačiau tik iki pusės. Mane pamatė sargas ir rėkė. Merga, merga! Užbėgu kaip pasvirtus. Persiritau per tvorą. Oi, kokia aš pamišus. Sargas yra geras. Palauk. Su Nijole susirašinėjome raštelį.
Jinai paklausė, ar velnias galėtų padaryti vaiką? Ir ar tas vaikas galėtų būti vyriškos lyties? Kraštelius pagavo direktoriaus pavaduotoją, supeliusi senį. Pati vaikosi prieš kiekvieną berną, kaip kokia beždžionė. Ar jūs įsivaizduojat, kas atsitiktų, jei direktoriaus pavaduotoja perskaitytų visą tai? Jei galą nurauktų. Matai, visą laiką įvaizdavo save mergiotę kumelaitę. Pasižiūrėk, toks titnagas. Bet tai koks įdomus titnagas. Jos galva pilna ištvirkimo. Žinot ką? Ką? Nunešiu šitą dienoraštį direktoriaus pavaduotojui. Jeigu tu jo neneši, tai būtų jie galva nugirs. Ką? Jei galva nuės. O man nenuėmė. Tai Žinokit, tam buvo ne literatūra. Andriu, tai būtų niekšinga. Ką aš padarau niekšinga? O kai judu padaro, tai ne niekšinga, ką? Du Andriu vošiui blyną. Šalčiau pinklų. Klausyk, man irgi reikia kaip nors atsilikti. Sakiau, užmušti ją būtų per mažą. O nunešti dienoraštį būtų nei per mažą, nei per daug. Būtų pats tas. Klausykit, nuneši dienoraštį. Pasikalbės, pasipyksit, bus kaip iš kanalizacijos vamzdžio išlindus. Duok. Gerai, gerai. Braidžias. Aš sprogdinsiu šitą mokyklą. Dabar tikrai tėvai stovyklą nebeišleis. Nesuprantu aš jų. Gal pasimokykit tai biški protelę į galvą, teisnių. Mokiniai netinkama, skandalinga elgesį. Štai ir dabar žmonės atsiuntė tavo dienoraštį. Aš kaip pedagogė privalėjau sunerimti, nes dienoraštis sielos veidrodis. Perskaičiau visą. Labai įdomus. Vietomis abejoja ir tikrai sveiko proto ta, kurį jį parašė. Na, apie meilę visos mergaitės svajoja. Joms neuždrausta. Bet čia kurvasoli svajonė. Štai vienas puslapis. Malonėk perskaityti, įsigilinti ir apkaltinti save. O gal išsiteisinti? Teisinkis. Man įdomu žinoti, ką pati matai tokia savo. Na, malonėk perskaityti. Malonėk. Mano mintis. Visą jį matau. Gražų, nuogą ir tyrą. Ak Dieve, koks saldus meilės smalsumas. Kaip man suprasti save? Būna valandų, kliūčiau čia pat ant žemės. Pasiduočiau lyg priepuolio pagauta. Ir tai būtų lyg pirmas pavasario žiedas. Įsigilink.
bet nuo guolio toliau nenueisi. Tau meilė ne aukščiausia pareiga. Tau meilė pasismaiginimas, meilė lova ir viskas. Ne! Ne. Ak ne? Skaityk dar kartą. Užvaldys mano mintis. Visą jį matau. Gražų žmogų ir Dievą. Ak Dieve, toks saldus meilės smalsumas. Kaip man suprasti save? Būna valandų griūčių čiupot ant žemės, pasiduočiau lyg priepuolio pagauta. Tai būtų lyg pirmas pavasario žiedas. Dabar gali pasakyti taip, jūs teisi. Pasikeitėme mano žodžių. Ar čia mes nieko nesuprantame? Kalbėk. Kalbėk, sakau. Kalbėk! Septyniolikmetės naktimis lankė prie restoranus ir barus. Pas vyrus pro langus lenda. Į ligoninės patenka. Nauja karta. Laisva karta. Mes, vyresnieji, galime tik stebėtis. Stebėtis ir tylėti. Prabils, nusikaltas. Mūsų pažiūros vertos patyčių. Pajaugos. Nuo kokių priemonių imtis? Gal jokių? Sakysit tėvai. Išsiskyrę, pabėgę, emigravę. Vaikai Dievo valioje. Nors ne. Greičiau velnio valioje. Nauja karta. Veda, išteka. Jų nusibodė vienas kitam, nusivalgėja. Jį trankosi su kitu, jis trankosi su kita. Geria, mušasi vėl, deda, vėl skiriasi. Kas? Meilė? Prigimties teisė? Ar košmaras? Pragaras kažkoks. Na, kur viso šito pradžia? Skaityk. Beatričė girdi mane, sakau, skaityk. Beata. Skaityk tikrą iš tų baisių žodžių prasmę. Skaityk. Užvaldys mano mintis. Visą jį matau. Gražų žmogų ir Dievą. Ak Dieve, koks saldus meilės smalsumas. Kaip man suprasti save? Būna valandų griūčių čia pat ant žemės. Pasiduočiau lyg priepuolio pagauta. Ir tai būtų lyg pirmas pavasario žiedas. Bet, čia vaikeli. Beatričė, mes tam tik gero norim, supranti? Jau? Vaikeli, mes tik kalbėti norim padaryti vėliau. O dienoraštį turėsiu pasilikti. Turės ir direktorius perskaityti, ir mokytojų tarybą. Beprotė! Laikykit, beprotė! Kodėl kiekvienam žingsniui tramdymas? Sugedęs pasaulis, vaikeliuk. Taip, reikia ką nors daryti. Pabūsi čia, pailsėsi, ligoniai draugiški. Jūs norite mane uždaryti? Priglausti, laikinai. Bet jeigu jūs mane uždarysit, manęs į mokyklą nebepriims. Jeigu nepabūsi čia, tada tikrai nebepriims. Direktoriaus pavaduotojas sumušai, supranti? Nesuprantu. Tu, psichinė ligonė. Aš psichinė ligonė? Ne. Ne, jūs klystat, ne! Aš ne psichinė! Ne!
jos nėra. Iš muzikos mes laukiame stebuklo. Stebuklo. Jūs tikit stebuklais, bet jūs nežinot žodžio laisvė? Reikia išversti jų kalbą. Aš jiem išversiu. Štai jūsų laisvė. Bėkit. Na, ko. Atleiskite. Ten beprotis. Ko verta jo laisvė? Ai, tu. O kas jūs? Protingųjų namai? Kaip jūs nesuprantat, jūs gyvenat beprotnamį. Jūs! Nėra reikalo nei pykti, nei jaudintis. Mes visi žinome, kad jūsų gyvenimas beviltiškas. Blogas. Jūsų nuomonė labai blogas. Mes nesakome, kad blogas. Gali būti labai geras. Mes sakome, kad beviltiškas. Aišku, jums visai pasvieta. Jūs piltimi šeriami kaip pupomis. Jūsų vilties augimą galima pavaizduoti diagramomis. Jūsų viltis rankomis apčiuopiama, kaip kokia mergiotė. Kaip kokie kvailystė. Nagi, bėkit į savo laisvę. Kai kur dar yra žmonių manančių, kad viltis turi būti apčiuopiama. Jeigu tai būtų tiesa, jas ras kiekvienas paukštis. Viltis nesukandama ir nesuodžiama. Mes negalime išduoti arba keikti. Tik viltis palaiko, apsaugo ir leidžia gyventi. Todėl nuplėškime nuo mūsų planetos užrašą. Praraskite viltį, kurie čia atėjote. Ir uždėkime naują. Te gyvoja viltis. Gyvoja viltis! Velniai žino, kas su manim daros. Gilu kaip į peklą. Nenusitašau ir gana. Vis blaivas kaip batsiuvys. Repeticijas apleidau. Kvailys tu jį grotų su mumi. Kiaksi! Nenoriu platesnio žodžio ištarti. Dienoraštį nunešė direktoriaus pavaduotojai. Nuneši. O ką padarė jį? Kiaulės mėšlas, tu iki pačios kiaulės Rabinkis! Tu nežinai, kas man dar. Kai pateko... Andriau, gana! Štai mūsų deimantas. Data. Andriau, klopkis ir atsiprašyk. Tata! Ar tu nematai mano akyse ašarų? Kirto ašarų! Tata! Aš šuo! Buldogas! Tačiau pinko! Ir pykas buldogas. Įkandęs šeimininkas. Nori, bet aš savo galvą suskambus. Į sieną! Andriau, gana! Bet tai yra... Skaitai pavaduotojai mano dienoraštį. Įdaviau. Skaitai, kas ten parašyta. Skaičiau. Ar supratai, kad visas dienoraštis apie tave? Ir tai, ką rašiau buvo apie tave, iš tų žodžių bijojau, niekam jau nebūčiau pasakius. Kiaulė. Dabar jau nieko nebepadarysiu. Kiaulė, ne kiaulė, Andriau, tai ne taip. Aš visą tą laiką galvojau, kaip gyventi. Negalvojau, kad mudu kada nors savo gyvensi, bet kaip gyventi, kai greitai jokio dugno. Tėvas paliko mane, motina paliko mane. Maniau, kad tu kažko laukiu, tikėjausi. Bet nieko neįvyko, nieko. Žinoma, tau tik linksmybė tai. Nekelk audros stiklinę vandens. Ta semė ir tavo naivumas. Viskas buvo per daug įdomu. Per daug įdomu. Per daug įdomu. Per daug įdomu, ar tu pagalvoji, kaip aš turėjau jaustis, stovėdama ten, skaitydama po kelis kartus. Aš vos nemiriau, žinoma, tu būtum pasakęs, oi, kaip linksma jinai mirė. Jau viskas aptarta. Nata, bėgis, čia beprotas! Kur bėgti? Kur bėgti, kai esi beprotnamy? Nėra kur ir nėra ko. Nagi, bet, iškelkime taurę
į tavo sveikatą. Aš tave mačiau ką tik ten. Aš maniau, kad tu vis dėlto žmogus Andriau. Bet tu nepakeičiamas. Nepakeičiamas! Eime, Juliau. Aš tuoj grįšiu. Kešė! Bet žinai, Berna, visi pusėtini niekšai. Visų biografijos netikros. Pradėkim Šventu Augustinu. Na ir tegu. Jeigu garsiai išausi falsifikatas, mirsi. Bet gyvenime per daug žinoti yra blogai. Per daug veikti dar blogiau. Bet gyvenimas ugnis, būk atsargi. Juliau, kodėl nutilai? Aš norėjau surasti gyvenimo raktą ir įteikti jį tau. Bet nerasi. Nepatyrė žmonė nerado. Žiūrėk, žvaigždė krenta. Kol prisigalvokim norą. Juk sugalvoju. Negalima iš karto. Paskui noras neišsipildys. Žiūrėk, štai kita. Tiesiai man į rankas. Taip, gims kūdikis. Dėl jo vertės gyventi, dėl jo vertės mirti. Tu taip pagalvoji? Aš taip pajutau, Juliau. Ar nepagalvojai, gimdyti kūdikį? Tai stebuklas. Nėra tam jausmui žodžio, bet nėra. Tu nustabės, tu vienintelė. Kai mes susituoksim. Juliau, pakaks. Kai mes susituoksim, mes gyvensim kartu. Nesvarbu, kur bendravo, kiek kur. Svarbiausia, kad mes esam vienas kitam skirti. Mes esam panašus, bet. O jeigu kad nors turėsim mergaitę, niekada, kad ir kas benutiktų, niekada jos nepaleis. Tu žinai, kad mane mama padėko. Sakei, ir dar sakei, kad nebus gera gyventi tol, kol taip darysi. Dieve, o vedė juk iš meilės. Jeigu man reikėtų ištekėti, nemylint, iškeršti iš neapykantos, paskui aš tą žmogų pamilčiau. Paskui be galo pamilčiau. Juk svarbiausia, kad myliu pačią meilę. Tu net neįsivaizduoji, kaip aš tave noriu išbučiuoti. Juliau, tu gyvedęs! Tai kas būsiu mano mergaitė, draugė? Nei už ką nebūsiu! Berta, palauk! Palauk, aš vis tiek kokiau ratą! Tai kur eini? Gražuolė, styva koja. Daug tokių mačiau. Aš irgi daug tokių mačiau. Jis tau pasakė, kad išsiduokė. Kas? Jis Julius. Pasakė, kad laisvas. Kad viskas gerai, taip. Taip. Su viena išsiduokė. Su kita ne. Ką tu kliedi? Aš sakau, kiekvienoje žingsnį. Užtenka, pasimok. Aš turiu grįžti. Tai ir grįžk. Kur? Nieko nesiparkuosite. Ateik čia. Sės čia! Jei teis išsiaiškinsim, viską išsiaiškinsim. Ko tu reikia iš manęs? Pasakysiu, kai jis ateis. Abiem pasakysiu. O dabar galim susipažinti. Zinas. Nors jau turbūt girdėjai. Ko tau reikia iš manęs? Palik jį ramybėje.
keliam gyvam vyresnė. Sudarom pažangą. Juliau, jei čia sužvėjau, kad taip ir būti negali. Nes paliko dėl to kečią. Meti, Zina, aš jau žinau, kaip tu ją nori kreiptis. Nereikia. O kaipgi reikėtų? Spėjai išsituokti su Aidita? Apie mane nepagalvoji. Apie Gintuką nepagalvoji. Prašau, Gintas. Mūsų vaikas. Vaikas jau klausia, kur mūsų namai. Ateinu prie jūsų durų, tėvas neįsileidžia. Kur mums tikti, Juliau, ką? Tai kam tu pabėgai iš bendrabučio? Visas atėjęs trečias nemetinti vaikas nusprando. Tai gerai, o kam išėjai iš darbo? Ir tu išeitum, jei kas įdant traukia, tu nuo galvos iki kojų. Negaliu aš dirbti gerai, kai mano gyvenimas blogas. Pati kalta, daugiau nieko negirdžiu. Tai Zina, gerai ir sako. Gerai sako? Gerai sako. Ir tu rapužė! Visi jūs rapužės negalės ištuvės tavo tėvą! Vaikas tavo. Koks skirtumas mano ir ne mano? Tai tu nežinai, kaip atsakyti. Ar vaikas tavo? O koks skirtumas? Kas iš to? Ar jis mano ar ne? Veskė. Juk jis skorpionas. O kažkada nebuvo skorpionas. Buvo, nebuvo, kas iš to? Tu ją suvedžioji ir žinoma žadėjai. 100 kartų, kai tik sulauksiu 16, gausiu pasus, susimetrikuosim. Ar ne taip kalbėjai? Žodžiai, kurie retai kada ištesiami. Tu Zina, tugi tvirta moteris. Tvirta kaip geležis. Tu gali verstis pati, užauginti tokią pati. Tai gyvenk ant savo pačių. Ir netrukdyk nei man, nei Beatai. Einu dar. Nevesi tu jos! Pasakiau, nevesi! O aš savo gyvenime nebepagaliu, kad tu nebepagaliu! Nerija! O licencijas. Tu mane mylėjai. Ir žinau, tikrai mylėjai. Ir aš tik tave vieną mylėjau, tikrai, Juliau, tikrai. Zina, man ausys apkurto ir balsas užkimo nuo meilės šauksmų ir riksmų. Man reikėjo kažko kito. Pačio gyvenimo kito. O tu kas? Tuštuma. Juliau, viskas Zina. Juliau! Gal dabar supratai mane? Tai labai gerai supratau. Ir daugiau čia nebegrįžu. Ir jis man reikėjo kalbėti apie vestuves. O kas? Man nereikia jo kalbų. Bet Kodėl viskas taip? kas kodėl? Kodėl viskas taip baisu? Eime pas jo tėvą. Jis išvijo mane su vaiku. Va, dabar nebeišvys. Jis bus užsirakinęs. Išlaušim duris. Kas ten? Ai, taip. Iš profesoriaus Daumanto. Skambinu jam ir sakau, paskolinkit man Senekos originalą. O jis šiandien pat atsiųsiu. Ką reiškia senoji karta? Aš jums turiu gyvą knygą. Apgavystė. Čia kažkokia apgavystė. Išeikit, maldauju, išeikit. Aš išeisiu. Zina liks. Kaip įliks kokia teisė? Čia jos namai. Čia ir jūsų anūko namai. Namus reikia užsipelnyti. Negalima taip savo. Jie jau ir viskas, namai žmogaus siela. O ji, ar turi sielą? Turi sielą. Čia jūsų knyga. Jūs ją parašė. Apie mylimo, apie meilę, artimo. Tai jūs taip rašot, kitaip sakote. Jos man primena, kada bus galas. Koks baisus dalykas rašyti knygas apie artimo meilę. Kuo reikia būti? Angelu ar velniu? Tik ne žmogum. Girdi, mergiotė? Tik ne žmogum. Aš daugiau taip nebedarysiu. Ko tu nebedarysi? Sakau, reikia 10 gyvenimų nugyventi. Perskaityti ištisas bibliotekas, kad suprastum. Jeigu to nepasidarys dar neiškiau. Langus tai ne aš išdaužiau, o jį va ir policija jį pati iškvietė. Aš kalbu apie vieną irgi. Tėvelė, supraskit, jinai irgi turi vargų. Kiekvienas turime vargų.
Bet kai sudėjome juos į krūvą, pragaras pasidarė. Kad jis savo rūką nepagalvojo, jis išleido tikras jūsų sūnus. Tėveli, leiskite man grįžti. Aš iškepsiu jums platos kiaušinėlius, ką taip mėgstate. Apgausiu šiltom šlepetėm. Tėveli, Tegu būna, grįžt. Ir tu, žinai ką? Aš turiu didelį gauką. Noriu tau parodyti. Lukai! Lukai! Tata, tu teisi. Nieko aš negerbiu ir Andrius nieko negerbi ir Julius. Mes net niekinam vieni kitus. Aš turiu kai ką šviesaus. Lukai, tu prasmingi žodžio, aš išeinu! Na, paleisk mane! Man skauda! Atleisk man. Atleidžiu. Bet tu teidama žinoj, kad jie šiuo metu groja. Žinoj, kad aš čia vienas ir žinoj, ką aš pasakysiu. Nežinau, pirk vardo tu! Lukai. Lukai, tu verki? Juk taip vardo tavo pavardė. Jie nieko nereiškia. Iš pradžių nekreipiu dėmesio. Jeigu sako, galvoju. Dabar kai tik ištari pink matarodas, piliu į širdį. Bet tu vis dėlto neprotingas. Juk jinai kitos prasmės neturi. Jie davė prasmę. Andrius, Julius ir kiti. Ir tu dabar davai prasmę. Pažeminimo, paniekinimo. Atsiprašau, Lukai. Aš nenorėjau įžeisti. Tai galvoju, kad visos mano bėdas išpažadėti. Julius sako, nereikia niekinti slaptingų dalykų. Tavo pavardė labai graži. Lukas. Gyvesnis, nei gražesnis. Luk. Nors ir tokia pavardę turiu vis tiek tave myli. Lukai, tu nesakyk nei žodžio. Ne tik ką aš tau turiu pasakyti. Geriau pasakyk. Jei turėtų mamą, ar galbūt ją mylėtų. Labai. Na, tai viskas, ką aš daryčiau, būtų labiau, daugiau. Niekada to nesuprasi. Aš tave labai gerai suprantu. Mane mama paliko, aš dabar ją ir sapnuoju. Visai kas kita. Ji buvo. Yra. Nors paliko, tu žinai, kad yra. Tu negyvulys. Neturėti motinos. Visai neturėti. Tai jeigu gyvus. Vaikų namuose. Įsikibdavau į langų kraštus. Žiūrėdavau į gatvę. Kalta. Kalta. Nežinau, kodėl man atrodydavo, kad mano motina iš tų, kuri naktį vaikštinėja gatvę. O man lygiai brangi. Gal dar net brangesnė. Tyliai, tyliai, kad kiti neatbustų.
Galiu padaryti didelę niekšybę vien dėl to, kad aš pamestinukas. Mestas į gyvenimą kaip į sąšlavą duodu. Aš maniau daug blogiau. Tata, pasakyk, kad myliu. Aš pasakysiu, bet tai nebus tikra. Tata, pasakyk, kad bus Myliu, tikra. bet tai Sakyk, neblogai. Da! Mane! Tai šitai tu svajoji. Tata mane pakėlė vyresnioji tėtė. Uždirbo daugiau kaip po 300. Paleisk mane. Užmėsime. Neturiu. Neturi? Ne. Tai aš pavaišinsiu. Tave jau pavaišinu, aš dar pridėsiu. Sėdėk, davai, davai. Nesinauk, Lukai. Grįžk prie jo. O, kokie gorėliai, iš kur tokie pasirodai? Iš kur atėjau? Gerai, perleisi šitą kešį man. Netokių sutikai. Taip. Šernuotis, dabar rasi. Gelbėkit! Gelbėkit! Kasgi čia? Tai tik ne Lukas ir be. Kolosališkas nuotykis, a? Jūs pats Dievas atsiuntė. O pamatė pro langą ir atsiuntė. O čia juk Fredas. Iš pirmojo kukurbės dalių klubo. Susipažinkime. Čierka klubo galva. Labas, Fredai. Andriau, tai čia. Tu matęs, kaip tavo ta gražuolė savo katinėlį gynė? Oi, tu. Aha. Tu sei lengvai nepaėtų. Turėtų. Lukai. Girdėjau didysis būgnas, pro. Teks uždėt lopą, a? Pasistenk. Pasistenk. Uždėk. Raminkite, sąskaitą auga. Brant, kas tave taip aplopė? Kas, chuliganai? Sako, chuliganų nebėra. Kas taip sako? Turėjau tokią seną sąskaitą ištaisu dešinę ir gavau su kuri. Oho, va gera taktika. Gera. Dešinę, tai reikia jo su kairė karštuoti. Sakyk, Brant, pasakyk. Iš ko tave gyveni? Ai, susitikinėjau su banko direktoriaus žmona. Jie derins tokią verslininkę. Nu, taip karalių. Bet, pašoksiu šitų karalių. Dar ko? Nori susitaikyti su manimi? Nori? Tuomet pašok su juo! Pasakiau dink! Visas išdink! Staigiai! Kad nematyčiau! Dink! Penkvartą sumaltas! Galvas suskaldys! Grokit! Dar vienas kitam galvas suskaldys! Pirmiausia, tau! Grok, šunie! Aš negroju! Andriu, juk tu jos nemyli! O ką tu žinai? Tu ją niekini! Niekinu, žinoma, niekinu. O už ką? Už tai, kad jie su manim. Ne! Su juo. Ne! Už tai, kad neįsi
nei su manim. Supranti, nei su vienu. Tu, Andriau, nedurtas. Jei būtų su kiekvienu iš mūsų pasidulkinus, mes vis dar peštumėmės. Ji netokia. Kokie? Netokia ji. Atsakyk, kokie? Kas tokie? Kas? Turtai netokie. Paslėpti lobiai. O gal jokių turtų nėra? Kaip tu nesupranti? Prieš kiekvieną chuliganą kutėm žaidžia. Pabandyk paimti. Dingst! Ji nepasiūlė. Ji neprakeikta. Ji nepuldinėja. Tu ką nematai? Puolė prie manęs, prie tavęs, prie Julius vėl prie manęs. Prie ko dar įpūs? Tai mes kaip pamišę puolame prie jo. Ir ką gaunam? O ką gauna Lukas iš savo dėdės? Dėdės. Tai dėdės, tauraus kaip Saliamonas, išmintingo kaip Homeras. Koks jo vardas? Miražas! Girtas pastipo patvory! Ateik! Pirk, paklausyk! Verta tėvo, jinai atsirado nežinai iš kur ir jinai mane privertė kažkuo tikėt. Kuo tikėt? Nesvarbu! Ir nežinau, jinai privertė mane galvoti, kad aš kažkokia kvaila žmogaus parodė, kad reikia būti doram ir geram. Iš viso, kas yra žmogus? Kažkoks kvailys, su moterim galvoti. Atėjo moteris, viską sugadino ir kas liko. Tuštuma, vienatvė! Vienatvė. Štai kas. Jūs to nesuprantate. Labiau nei tu manai pinklate. Taip, buvo draugystė. Vyrų modėm vyrų. Visur skubėjom, niekas nerūpėjo. Iškojom tik nuotykių, grojom. Ir man buvo gera. Visada atrodė, kad turėjom mažą laiką. Gera turėti mažą laiką. O dabar skietimas, prarūgęs. Atsirado kažkoks tuščias laikas. Pradėjom slampinėti kampas nuo kampo, pradėjom muštis, gerti. Kas iš to? Kas iš to? Pinkvaška? Nieko! Čia velnias prikišė savo uodegą. Ir nepaprastas, o kažkoks naujoviškas, verčiantis gerbti dorą ir nekaltybę. Išprievartaukime. Kolektyv! Kaip blogas atrikas. Supranti? Tu gausi savo darbą. Kitaip niekada negausi. Tai mane užmuškit. Peržengsim stengsti, kas už jo tuštumą? O kas neperžengė? Atsakyk, gerbiamas filosofė, kas neperžengė? Koks skirtumas? Beta dabar čia nesirodo. Jinai pasiekė savo. Jinai mūsų krantė ir įspjovė. Mes tapom spjaudalais. Grokim vėliai. Grokim vėliai prakeikti! Berniukai, Klaukitės. jūs girti. Įsimylėjai. Visi trys. Kiekvienas trigubai. Ir visi nepikti. Ir visi negirti. O tik išgėrė. Kaip tai sunku. Kas? Matėte jūs klūpančius, stokitės. Andriau. Galvom, kad dar ateisiu, Beatričė. Visą laiką tavęs laukia, bet... Visur tave matė, Beatričė. Aš atėjau pas jūs paskutinį kartą. Pradėti viską nuo pradžios. Arba nuo pabaigos. Arba visai nepradėti. Jūs nesuprantat, ką jūs šnekate. Bet mes žinom, ką darom. Aš atėjau pas jūs paskutinį kartą. Negalėjau neateiti. Aš laukiau stebuklo. Stebuklas neįvyko. Maniau, kad jūs gali būti kitais. Bet aš klydau. Buvo valanda, kai išmaniau, kad man liko tik mirti. Bet paskui aš supratau, kad jūs norite tik gyventi. Jūs bloga nenori daryti. Kai mama grįžo... Mama grįžo. Taip. Kai mama grįžo ir man pasakė, aš norėjau tik tai gyventi. Bloga nenorėjau daryti. Aš labai apsidžiaugiau. Mes norim piktą daryti. Nenorit. Matai? Mano rankos krūvinos. Nekruvinas. Beta, tu tą padarai, bet tu nebe ta. Aš to pati lupai. Jie grįžo. Dabar tu kita. Pasakyk taip tyriai, kaip tu šaukdavai pro langą, kad kiti neišgirstų. Niekaip nešaukdavau. Jinai atsiklaupė prieš mane ir pasakė, atleisk man mano silpnybę. Aš norėjau tiesiog gyventi. Aš bloga nenorėjau daryti. Tada
Sūnus man padainavo gražią dainą. Beatričė, išgerk! Tu vis vien. Nenoriu blogesnio žodžio ištarti. Užtenka. Tuomet pašok! Kodėl tu Andriu nori būti visą laiką blogesnis už kitus? Blogesnis, o mes norim susilyginti. Jinai dar man pasakė, aš susitelkčiau prieš tave. Aš pagalvojau, kaip gerai, kad aš prieš ją ne. Geriau tylėk, Beatričė. Mes apie vieną, o tu apie kitą. Beatričė, be entuziazmo mes negalim su tavimi atsisveikinti. Bet abėk iš čia be proto, ar čia penkas? Beta, nebūk tarp rūkančių vyrų, sudegsi. Aš einu. Aš išeidama aš jums padainuosiu. Gražią dainą, kurią girdėdama girdžiu tik šaukimą gyventi. Dainuok, Beatričė, dainuok. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call our names 2 or 3 times in a row. Such a funny fit for me, trying to explain how I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah. 'Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Aš blogai dainuoju, bet muzika šviesa. Girdėjot? Supratot? Aš išeinu. Ir man gaila, nes tiek čia grauta ir vis dėlto kažkas buvo. Aš daug ko nesupratau. Aš laiminga. Laimingam nesunku pakelti gyvenimą. Aš noriu vėl pasiekti gal garbės, laimės, o gal ir vėl skausmo, bet gero skausmo, kai akys pilnos ašarų, širdyje šviesu. Ak, mano berniukai, kodėl jūs tylite, pasakykit ką nors gražaus, kad atsiminčiau visą laiką. Močiutė sako, kad Dievas yra. Aš tikiu, kad jis yra. Aš jį jaučiu muzikoje, katedroje, tose kolonose, mylimam veide. Na, Beatričė, pasirink, su kuriuo ji pirmoji iš mūsų atsisveikins. Kas tau pirmas nuims karūną? Atelė, Juliau, Andriu, Beprotė. Beprotė. Juokų nesuprato. Kas galėjo pagalvoti, kad jie iššoks pro langą. Iš 5 aukšto. Atsiminkit, jie jau buvo psichiatriniai ligoniniai. Andriu, ar dabar reikės atidaryti duris? Ar mūsų užgaudė?
Už ką? Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšną, ar išdrįsi ją palikėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės. Ar išsaugosi mano meilę, lyg tie medžiai vasario šerkšną, ar mokėsi kaip jie pražydėti gegužio žiedais baltais. Išbėgsi vasarį, liepsnojantį gruodą, savimi pamatuoti tikro jausmo vertės. Išbėgsi vasarį, liepsnojantį gruodą, savimi pamatuoti tikro jausmo vertės. Vasario šerkšną, ar mokėsi kaip jie pražydėti gegužio žiedais baltais.